Labadiena, aš esu Viktorija ir šiandien kalbėsim apie kainų nurodymą. Kas slypi kainų nurodymo, taip pat kainų sumažinimo detalėse. Šiame pristatyme apžvelgsim pirmiausia teisinį reguliavimą, vėliau pereisim prie kainų sumažinimo, svarbiausios detalės apie jį, bei pasidalinsiu tiek Europos teisingumo teismo, tiek komercinių veiklos subjektų praktiką. Apžvelgiant šios temos aktualumą, svarbu pažymėti, kad statistika rodo įvairius duomenis, bet visgi dažniausiai pažymima, kad kaina yra vienas iš svarbiausių faktorių, lemiančių vartotojo apsisprendimą įsigyti prekę vienoje ar kitoje parduotuvėje. Taigi kaina dažniausiai netgi yra svarbesnė už prekės kokybę arba apsipirkimo patirtį, pristatymo greitį, patogumą, pasirinkimo didumą. Dėl šios priežasties kainų nurodymas ir kainų sumažinimo nurodymas yra labai svarbi vartotojų apsaugos sritis. Taigi, teisinis reglamentavimas, žiūrint ES kontekste, apima visų pirma vieną pagrindinį teisės aktą, tai yra kainų direktyva, kuri buvo priimta gana senai, bet visgi 2019 metais buvo atnaujinta tame kontekste, kiek tai liečia kainų sumažinimo reguliavimą. Tai vadinamoji omnibus direktyva. Taip pat yra priimtos Europos komisijos gairės, visgi atkreiptinas dėmesys, kad tai yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuris apibrėžia tam tikrus kainų direktyvos taikymo niuansus. Pereinant prie teisinio reglamentavimo Lietuvos Respublikos kontekste, tai be abejo visiems puikiai žinomas bazinis dokumentas reglamentuojantis kainų nurodymą, tai yra civilinis kodeksas, bendroji informacija. Taip pat labai aktualu, apie ką šiandien ir kalbėsim, tai apie civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalį, kuria reglamentuojama omnibus direktyvos minėta nuostata. Taip pat yra poįstatyminis teisės aktas, prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės, kuris numato tokius bazinius reikalavimus, kaip prekybininkas turėtų žymėti kainą. Taigi, civilinis kodeksas numato pagrindinę informaciją, kuri turi būti pateikiama iki sutarties sudarymo. Tai yra bendra paslaugų ar prekių kaina, į kurią jau turi būti skaičiuoti mokesčiai. Jeigu jūs nurodysit kainą plus PVM tokią savoką, tai jinai neatitik šios nuostatos. Jeigu kainos dėl kažkokių priežasčių negali būti apskaičiuotos, tada turėtų būti nurodytas metodas, kaip ir visos papildomos išlaidos, kurias vartotojas gali patirti sudarydamas sutartį. Kai kurie verslininkai klausia, ar tokiu atveju, kai dėl didmenininkų kaštų, dėl kažkokių kitų verslininko patiriamų kaštų, kad galutinė kaina vartotojui negali būti apskaičiuojama. Tai toks atvejis nebūtų pripažįstamas kaip objektyvi aplinkybė, kitaip tariant, vartotojas, tik išimtinais atvejais galėtų nežinoti kainos, kurią tą situaciją turėtų pagrįsti verslininkas. Kainų ženklinimo taisyklėse jūs ko gero gerai žinote, kad turi būti nurodoma prekės pardavimo kaina, tai yra galutinė kaina, kurią turės mokėti vartotojas, taip pat prekės standartinio vieneto kaina. Standartinis vienetas tai yra tas matavimo vienetas, kuris naudojamas tos valstybės rinkoje. Tai su tam tikrom išimtim. Taip pat, kai prekės parduodamos dideliais kiekiais, pavyzdžiui, sveriami daiktai, tai pakanka nurodyti tik standartinio vieneto kainą. Taip pat kainų nurodymo taisyklės nukreipia į civilinį kodeksą, kuris reglamentuoja specialius reikalavimus nuotoliniam sutartim. Bet šiandien mūsų koncentracija turėtų būti apie kainų sumažinimo nurodymą. Taigi, minėtas civilinio kodekso 6.363 straipsnis numato pareigą pardavėjui suteikti pirkėjų informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą. Kitaip tariant, tai yra pardavėjo prievolė, o ne pasirinktina teisė. Taigi, tuo atveju, jeigu pardavėjas skelbia pranešimą apie daikto kainos sumažinimą, jame turi būti privaloma informacija apie taikomą ankstesnę daikto kainą. Kas tai yra ankstesnė daikto kaina? Tai yra kaina pati mažiausia, kuri buvo taikyta to pardavėjo tame pardavimų kanale per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo.
Tos nuostatos tikslas, buvo visos ES lygmenyje suvienodinti kainų sumažinimo pranešimo reikalavimus tam, kad vartotojai aiškiai žinotų, kokią ekonominę naudą jis gaus įsigydamas vieną ar kitą prekę, kad jis galėtų įvertinti tą pasiūlymą ir palyginti kainą su kitais, kitų prekybininkų siūlomomis kainomis. Be abejo, kitas tikslas yra tikroji nauda vartotojui. Reiškia, šita nuostata buvo užkertamas kelias dirbtinai išpūsti ankstesnę kainą keletą dienų prieš jo sumažinimą ir tokiu būdu klaidinti vartotojus, kokią realią nuolaidą jisai gautų. Taigi vartotojas šią nuostatą apsaugojamas jo toks pagrįstas lūkestis, kad jis iš tikrųjų už prekę mokės mažiau. Visgi, kaip ir kiekviena taisyklė, taip ir ši turi tam tikrų išimčių. Tai pirmas niuansas, kuris buvo įtvirtintas, kad gali būti tokios situacijos, kai produktai tiesiog, verslininkas nori taikyti produktams nuolaidą, nesulaukęs 30 dienų laikotarpio, tokiu būdu jis negalėtų apskaičiuoti kiek laiko, kokią tą skaitinį tašką skaičiuoti vertinant ankstesnę kainą. Tai buvo nustatyta, kad tais atvejais, jeigu naujai išleisti pas tą pardavėją, naujai pardavinėjami produktai buvo mažiau dienų, reiškia ankstesnė kaina turėtų būti skaičiuojama pagal tai, kiek faktiškai buvo pardavinėjamas tas produktas pas tą pardavėją. Kitas niuansas, kalbant apie laipsnišką kainos sumažinimą, kurį aptarsime truputėlį vėliau, bei išimtis yra nustatyta, dėl tokių produktų specifikos, tai yra greitai gendantiems daiktams arba prekinę vertę greitai prarandantiems daiktams. Visgi čia turėtų būti akcentas, kad kaip ir kiekviena išimtis, šios taip pat turėtų būti aiškinamos siaurai ir verslininkai neturėtų jomis piknaudžiauti. Taigi, laipsniškas kainų sumažinimas, tam, kad galima būtų pritaikyti tokią, pardavėjui be abejo palankę taisyklę, turėtų būti 3 sąlygos. Visų pirma, tai laipsniškas kainos sumažinimas laikomas tada, kai tas kainos sumažinimas yra atliekamas nepertraukomas tos pačios reklaminės kampanijos metu. Kaip pavyzdys galėtų būti, iš tikrųjų artėjantis juodasis penktadienis, kalėdinių išpardavimų metas. Tai tokiu atveju, jeigu juodojo penktadienio metu pardavėjas taiko vieną akciją, tada padaro pertrauką ir taiko už savaitės, pavyzdžiui, kalėdinių išpardavimo akciją, tai yra pertraukiama akcija ir pardavėjas negalėtų nurodyti prieš juodąjį penktadienį taikytos kainos kaip referencinės tos ankstesnės kainos. Kitas reikalavimas yra laiko intervalų vienodumas ir procentų vienodas mažinimas. Tai štai dešinėje skaidrės pusėje ir matome tą pavyzdį, kas būtų laikoma laipsniškų kainos sumažinimu. Jeigu verslininkas kas 5 dienas mažina kainą, bet tai daro tolygiai, nuosekliai, tai paskutinį kartą mažindamas jis gali išimties tvarka nurodyti šiuo atveju 100 eurų kainą kaip ankstesnė prekės kaina. Taip pat kita minėta išimtis apie greitai gendančius ir prekinę vertę prarandančius produktus. Natūralu, kad visiems produktams, visiems rinkoje absoliučiai esantiems produktams, negalima taikyti vienodų taisyklių, kadangi, pavyzdžiui, greitai gendantis maisto produktai gali, jiems tenka galbūt siekiant juos realizuoti, taikyti jiems akcijas dažniau. Už tai numatyta išimtis, kad būtent šioms 2 produktų grupėms nėra taikoma 30 dienų taisyklė. Visgi čia norėtųsi dėmesį sutelkti tai, kas tai yra greitai gendantis ar prekinę vertę prarandantis produktai, yra sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju pagal tyrimo ar ginčo aplinkybes. Bet tokie nukreipiantieji rekomendaciniai ir tokie teisės aktai, iš kurių būtų galima preliminariai galbūt spręsti ir kurie būtų šaltinis susipažinti, kas galėtų būti neprivalomai, bet galėtų būti vertinama šios produktų grupėmis, tai yra Muitinės departamento patvirtintas greitai gendančių prekių sąrašas, taip pat Žemės ūkio ministro patvirtintas Žemės ūkio ir maisto produktų sąrašas. Kartais verslininkai teigia, kad sezoniniai daiktai, pavyzdžiui, sezoninė avalynė, sezoniniai rūbai ar mokyklinės prekės yra laikomi, greitai prekinę vertę, taip komercinė prasme prarandantis daiktai. Bet visgi ir sutariama tarptautinių lygmenių, kad tai nebūtų laikoma, nepatektų į šią savoką, kaip greitai prekinę vertę prarandantis daiktai.
Pereinant prie savokos pranešimas apie kainos sumažinimą, iš tikrųjų reikėtų suprasti, kad ne visi pranešimai apie kainos sumažinimą laikomi šią savoką to civilinio kodekso 6.3.6 straipsnio prasme. Visgi turėtų būti žiūrima, ar tai galima kvalifikuoti kaip pranešimą apie kainos sumažinimą pagal vidutinio vartotojo prizmę. Jeigu mes skelbiame tokias savokas kaip -30% nuolaida, -30, 30 eurų nuolaida, dabar tiek kaina buvo tiek, yra brauktos kainos ir nepriklausomai nuo to, ar tai skelbiama konkrečiai prekiai, ar prekių grupiai, ar visom prekiam, jeigu sudaromas įspūdis, kad vartotojas iš to gaus kažkokią naudą, ar tai bus spalvinė kažkokia prasme, ar lingvistinė žodžiai bus išdėstyti, tai vėlgi sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju, bet štai tokiais atvejais, kai skelbiama išpardavimai, pasiūlymai, juodojo penktadienio, sutaupyk ir panašiai, tai jau jie referuoja, kad tai bus laikoma pranešimu apie kainos sumažinimą. Visgi kai kuriais atvejais, nors tai gali atrodyti kaip kažkokio palankaus pasiūlymo variantas, tačiau to civilinio kodekso prasme tai nebūtų laikoma pranešimu apie kainos sumažinimą. Tai būtų kainų palyginimas arba sudėtiniai sąlyginiai pasiūlymai, kai vartotojui reikia išpildyti kažkokią sąlygą, pirkti didesnį kiekį, pavyzdžiui, kad gautų tam tikrą nuolaidą, arba kaina lyginama su įprastinė kaina, su rekomenduojama mažmeninė kaina. Bet šitoje vietoje labai svarbu suprasti, kad vartotojas neturėtų būti klaidinamas dėl siūlomo pasiūlymo naudingumo ir naudos. Kaip matysim vėliau esančiuose pavyzdžiuose, verslininkai kartais linkę kažkaip nukreipti vartotojo dėmesį nuo tos mažiausios per 30 dienų taikytos kainos į kažkada didesnę kainą verslininko taikytą, kad tas pasiūlymas atrodytų patrauklesnis ir naudingesnis vartotojui. Bet visgi šitoje vietoje svarbu suprasti, kad jeigu verslininkas klaidins vartotojus ir nepagristai kažkaip sukels iliuziją, kad vartotojui yra siūlomas kažkoks geresnis variantas, nors realiai tai nėra, tai tokie veiksmai gali būti vertinami per nesąžiningos komercinės veiklos prizmę. Kitas niuansas, kuris negali būti tiesiog neaptartas, tai mūsų visų labai įprastinė praktika tapusios lojalumo programos. Šis iš tikrųjų niuansas yra toks keliantis iššūkių tiek teisės akto taikytojams, tiek verslo subjektams, kas tai yra lojalumo programa ir kokiu atveju mes galim sakyti, kad tai jau nepatenka į civilinio kodekso 6.353 straipsnio reglamentavimo apimtį ir kaip vartotojas turėtų vertinti. Tai galima taip teoriniam lygmenį ir praktiniam iš tikrųjų išskirti tokius tikrai vadinamą lojalumą, kuomet konkretus vartotojas gauna kažkokią tai išskirtinai naudą, pavyzdžiui, per jo gimtadienį, arba jis perka prekę ir gauna kažkokį tai kreditus, taškus kitam pirkimui, arba naujam klientui taikoma. Visgi tokiais atvejais tas lojalumas turėtų to tikrojo lojalumo programos savybės. Tačiau dažniau praktikoje pasitaiko tas vadinamasis, netikrasis lojalumas, kai jis yra prieinamas visiems arba beveik visiems. Juo naudojasi arba turi galimybę pasinaudoti daug arba dauguma pirkėjų. Kai pardavėjas tiesiog prašo suvesti savo duomenis, nėra kažkokio, arba yra simbolinis, arba nėra jokio mokesčio norint tapti to lojalumo programos dalimi, tai tokiu atveju, arba pavyzdžiui dalinami kodai bet kuriam prisijungusiam pirkėjui, tai tokiu atveju verslininkai neturėtų piktnaudžiauti tokio netikro lojalumo ir jo taikymo 30 dienų taisyklių kontekste. Ir pereinant iš tikrųjų prie pavyzdžių, kas yra ir įdomiausia, štai parinkom keletą jų ir viename iš jų kairėje pusėje mes matom pasiūlymą, kuris aiškiai referuoja į kainos sumažinimą, raudoname fone
minus 26 procentai ir nurodyta braukta kaina 129 ir galutinė mokėtina kaina su įskaičiuotais mokesčiais būtų beveik 95 eurai. Tai vidutinis vartotojas neabejotinai pamatęs tokį pasiūlymą suprastų, kad jis išlošia 26 procentus, reiškia jis tikrai gavo gerą variantą įsigyti šią prekę 26 procentais mažiau negu galėjo galbūt vakar ar anksčiau. Visgi, pažiūrėjus toliau, pardavėjas yra pakankamai, kabutėse sąžiningas, nes jis nurodo, kad per paskutinės 30 dienų kaina buvo apskritai 80 eurų šios prekės. Reiškia, lyginant su tuo, ką jis gali įsigyti dabar vartotojas, tai yra netgi 17 procentų daugiau. Tai pagal tą taisyklę 129 turėtų būti arba mažesnė kaina taikyta per 30 dienų, reiškia, jinai kažkada taikyta, bet tikrai ne mažiausia, nes braukta kaina turėtų būti 80. Jeigu verslininkas, siekia to kaino braukimo, bet akivaizdu, kad šiuo atveju jisai jokio bonuso vartotojui ir nesiūlo. Dešiniajame pavyzdyje matom situaciją, kai vėlgi dėmesys vartotojo nukreipiamas, nurodant, kad tai yra kažkaip 49 netgi procentais palankesnis pasiūlymas. Visgi pasirodo, kad ta maža kaina buvo taikyta kažkada ir visai ne per 30 dienų, tuo tarpu per 30 dienų geriausia kaina buvo netgi 53 procentais didesnė negu siūloma dabar. Reiškia, toks reklaminis pasiūlymas iš principo klaidina vartotojus ir netitinka reikalavimų nurodyti pačią mažiausią kainą, kokią verslininkas taikė per 30 dienų laikotarpį. Truputėlį kiti pavyzdžiai iš lietuviškų parduotuvių. Tai štai matom prekę kairėje, kuri turi brauktą kainą, tai yra vėlgi, aišku, nukreipimas, kad tai yra kainos sumažinimas, nes yra braukta kaina. Ir jeigu verslininkas tą brauktą kainą taikė kaip mažiausia per paskutinius 30 dienų, tai būtų teisingas kainos nurodymas. Be abejo, verslininkas turėtų pagrįsti, kad 6,50 eurų buvo pati mažiausia šiai prekiai taikoma kaina jo prekybos tinkle per 30 dienų. Kitas pavyzdys vėlgi referuoja į minus 50 procentų nuolaidą. Štai skystasis skalbiklis, jo kaina dabar yra beveik 5 eurai, reiškia tas brauktas 10 eurų turėtų būti mažiausia kaina, įskaitant įvairias, galėjo būti ir akcijos per tą mėnesį laiko, ar galėjo ir nebūtų akcijų, bet tai 9,99 eurai turėtų būti pati mažiausia kaina, kokią verslininkas taikė per 30 dienų laikotarpį nuo šitos naujos akcijos pradžios. Ir kainų kitimo istorijos diagrama truputėlį referuoja į situaciją, kai verslininkai per mėnesį laiko dažniau nei vieną kartą skelbia akcijas. Dažnai labai verslininkai klausia, ar galima per mėnesį laiko dažniau nei vieną kartą skelbti akciją. Tai atsakymas galima. Teisės aktai nereguliuoja kainų kitimo tvarkos verslininkam, bet jie reguliuoja nurodymą, kai yra kainų sumažinimas. Reiškia, jeigu verslininkas, kaip šiuo atveju, rugpjūčio vidury pradėjo skelbti vieną akciją ir nepraėjus mėnesių laiko jis vėl nori naują skelbti akciją, jisai tą pirmąją akciją, pirmosios akcijos metu galiojusią kainą turėtų įtrauktis apskaičiuodamas ir nurodydamas antrosios akcijos sąlygas. Ir perikim prie Europos teisingumo teismo labai naujos bylos, naujo sprendimo. Rugsėjo mėnesį buvo priimtas tikrai labai aktualus sprendimas, kuris, iš tikrųjų padėjo taškus ant i ir atsakė į labai svarbius klausimus mūsų temoje. Taigi Vokietijoje čia buvo byla dėl Aldi maisto produktų parduotuvės, kuri platino tiek popierinius, tiek internetinius lankstinukus apie siūlomas prekių akcijas. Ir šioje byloje buvo nagrinėjami bananų ir ananasų situacijos, kuomet, tokiam aiškiai pranešime apie kainų sumažinimą langelio buvo nurodoma, kad minus 23 procentai bananam, taigi dabar kaina euras 29, braukta kaina euras 69.
Tuo tarpu apačioje parašyta, kad mažiausia taikyta kaina yra €29. Ananaso atveju dėmesio atitraukimo patraukimo priemonė buvo kita, buvo nurodyta, kad geriausia kaina €49, vėlgi braukti tie patys €69, o mažiausia kaina dar trečia. Kitaip tariant, vartotojas susiduria su 3 kainom ir tikrai gali pasimesti, kas čia per tos 3 kainos. Tai situacija buvo, šitoj byloj buvo 2 klausimai užduoti. Ar tokiame pranešime apie kainų sumažinimą nurodyta procentinė dalis turėtų būti grindžiama mažiausia kaina per 30 dienų, ankstesnė kaina pagal mūsų minėtą nuostatą? Tai atsakymas buvo taip. Reiškia, pardavėjas turėtų braukti ne €69, kuris buvo, nebuvo mažiausia, jinai buvo per mėnesį taikyta ta kaina, bet ji nebuvo mažiausia. Bet jeigu jis norėjo daryti kažkokį pranešimą apie kainos sumažinimą, jis turėjo tą kainą, dabar siūloma kaina, lyginti su mažiausia kaina per 30 dienų, tai tuo €29. Ir akivaizdu, kad vartotojas iš tikrųjų šiuo atveju nei vieno cento pigiau nenusipirko prekės, negu kad jis buvo galėjęs mėnesį laiko anksčiau įsigyti. Ananaso atveju buvo klausimas, ar tokie, palankumo pažymėjimai kaip ypač žema kaina ar panašus, ar jie irgi turėtų būti grindžiami ankstesnė kaina, kaip tai suprantama pagal šią taisyklę. Tai vėlgi buvo atsakymas taip, kad tas ar procentas, ar pažymimas kažkokiais kitais žodžiais turėtų būti skaičiuojamas nuo mažiausios kainos per pardavėjo taikytos per 30 dienų. Tai šis iš tikrųjų teismo sprendimas yra labai reikšmingas, nors regis, gilinantis į tą nuostatą, klausimų ir neturėjo kilti, nuo ko skaičiuojami tie procentai, bet visgi Vokietijos, teismui kilo tokie klausimai ir iš tikrųjų galbūt tas Europos teisingumo teismo sprendimas tokio įneštų aiškumo ir verslininkam. Užbaigiant, norėtųsi palinkėti, aišku, tokios savireguliacijos iš verslininkų pusės be abejo, bet visgi norėtųsi priminti apie tokius, dvejopus padarinius nesilaikant taisyklių, tai yra be abejo apie poveikio priemonės, nesinori apie jas įsiplėsti, bet noriu akcentuoti, kad vartotojai yra, žingeidūs, jie iš tikrųjų žino savo teises, tai kalbant apie kainos sumažinimą, jeigu jis būtų suklaidintas vartotojas, yra numatyta, kad jis galėtų kelti verslininkų reikalavimą, atlyginti nuostolius, nutraukti sutartį. Ir tai verslininkas turėtų padaryti per 14 dienų. Visgi jeigu tokia situacija iškiltų, turėtumėt dar taip pat žinoti, kad per 14 dienų ir verslininkui yra keliama pareiga pateikti vartotojui atsakymą į jo pretenziją. Taigi, jeigu kils daugiau klausimų, tai informaciniai kanalai atsakymams gauti ir viso geriausio.